Sveiki, Lietuvos Respublikos piliečiai, draugai, pažįstami artimieji, tie, kas myli ir nekenčia. Šios dienos tema, pratęsimas mūsų dramblių temos, tai yra emigracijos ir tų dalykų, kurios toks jausmas, kad aš vienintelis matau, daugiau niekas mūsų šalyje to neižvelgia ar tiesiog nenori matyti. Bet prieš tai prieš pradedant, norėčiau šiek tiek pakalbėti apie tai, kas nutiko sekmadienį. Sekmadienį 7 pas Vaidą Žemaitį Lekstutį kanale YouTube būna tiesioginės transliacijos ir va šį sekmadienį buvo eilinė transliacija ir maždaug penktadaliui laidos likus iki pabaigos buvo išsakyta tokia replika mano atžvilgiu, parašytas komentaras ir ten jo komentaro esmė buvo tokia, kad tegul Danielius pasilieka savo nuomonę savo ir savo draugams. Ten atsikalbinėjimas vyko, tebūnie. Mintis yra kokia. Noriu perspėti visus, kurie žiūri šį ir visus kitus vaizdo įrašus, ateitie būsimus ir prieš tai buvusius, kad turėkite omeny, kad šitos vaizdo įrašus aš darau tiem žmonėm, kuriem yra įdomu. Kurie, galimas daiktas, palaiko mano poziciją arba tiesiog jiem yra įdomi kitoks požiūris, kitokia nuomonė, nei tai yra įprasta mūsų šalyje. Tai jeigu netyčia aš erzinu, mano balsas, mano išvaizda, mano siena ar ten dar kas nors, tiesiog nežiūrėkite. Aš jūsų tikrai neverčiu ir niekas, manau, jūsų neverčia to daryti, nebent tai jūs esate iš struktūrų ir jūs esate priversti, tada atleiskit, toks jau gyvenimas, teks paklausyti. Taigi gerai, pereinam prie tos mūsų šiandienos temos, temutės, pinasi liežuvis jau vėlyvas vakaras. Dar vienas drambliukas, kurio nemato mūsų šalies piliečiai. Va, toksai, žodžiu, dramblys. Tai gan didelis, smagus, fainas, gražus drambliukas ir jo nemato mūsų šalyje ir tie, kas išvažiavę. Būkit geri, paaiškinkit man. Nereikia man. Aš atsakymą, manau, žinau. Jūs savo paaiškinkit tie, kas yra išvažiavę. Kodėl? O tiem, kurie šiaip žiūri iš Lietuvos ir kurie nebuvo išvažiavę, būtų gerai, kad būtų rastas kažkoks logiškas paaiškinimas, kodėl žmonės išvažiavę į užsienio šalis, pragyvenę ten 10, 15, 20 metų, vis dar stebi tai, kas vyksta Lietuvoje. Jeigu ten taip gerai tuose vakaruose, kam jūs žiūrit? Kam jūs domitės? Jūs turite naują gerą šalį. Jūs turite ten perspektyvas kažkokias. Jūs ten, tarkim, turite įsigiję namą. Ar namus ten, ar ten verslas pas jūs. Kodėl jūs žiūrite tai, kas vyksta Lietuvoje? Kaip taip? Kokia logika? Kam? Man regis, jeigu tu jau gyveni, išvažiavai ten, kur geriau, tu turėtum domėtis to šalies, kur geriau politinė situacija. Ar ten viskas ant tiek nuostabu, kad jums nėra ką veikti? Jums nereikia domėtis profesinė veikla, nereikia tobulėti, nereikia domėtis besikeičiančią, pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos valstijose dabar taip viskas keičiasi. Su tokiu greičiu, pavyzdžiui, migracinė politika, niekad nėra to buvę, o dabar visi atvažiavę nelegaliai atvykę į šalį, arba tie pas ką pasibaigia migraciniai tie dokumentai ir jie jau nebeturi teisės būti šalyje. Jie tampa nusikaltėliais. Ir jeigu jį pagauna tokį žmogų, jį deportuoja. Jeigu šalis jo nepriims, jį išsiųs į Guantanamo kalėjimą ir tenai jie bus kalinami. Kaip įdomiai, ne? Tai va, nes kodėl taip sakau, kad ten taip pasikeitė, nes anksčiau policijos pareigūnas sustabdęs žmogų, patikrinti ten automobilį, sakykime, greičio viršijimas, dar kažkas, niekada nesirūpina tuo, ar jisai, koks jo imigracinis tas statusas. Ar jisai čia legaliai, nelegaliai, jiem absoliučiai pareigūnam buvo neįdomu. Dabar daroma sistema, kad tai būtų įdomu. Tai vietoj to, kad žmonės išvykę iš Lietuvos domėtųsi savo šalies ten tais pokyčiais, politika, jie kažkodėl domisi Lietuvą. Aš turiu atsakymą. Kodėl? Ką aš manau šiuo klausimu? Kodėl taip yra? O todėl, kad jie nori grįžti. Todėl, kad ten, tom užsienį, nėra taip gerai, kaip jie pasakoja, kaip jie aiškina.
Prie aiškinimo mes dar prieisim, bus dar ten toks vienas drambliukas ir mes prie to drambliuko kartu prijungsim dar vieną drambliuką, jis ten dramblė turbūt su drambliuku, šeima tokia. Tai vat mes ten visus tos klausimus ir išsinagrinėsim, kas aiškina, kad ten taip gerai. Tai va, tai tie, kas žiūri, jie laukia, kada galima bus sugrįžti į Lietuvą. Jie laukia to momento, kada Lietuvoje kažkas už juos, be jų įsikišimo, padarys, kad būtų gerai gyventi ir jie sugrįž. Aš buvau tokį radęs vaizdo įrašą British Pate kanale. Lithuania turbūt ten 63, man atrodo, metų, maždaug 63-64 metų filmas, kur parodomi lietuviai, kurie sugrįžo iš netremties, o iš emigracijos į Lietuvą. Tarybinė Lietuva žmonės iš Europos, iš JAV grįžinėjo. Kas galėjo pagalvoti? Šito jums nesakė turbūt, ne? Nei viena masinio debilizavimo priemonė. O tai buvo. Žmonės važiavo į Tarybų sąjungą, nes ten buvo galimas daiktas geresnės gyvenimo sąlygos. Bent jau kaip teigiama tame filme. Tai kad nepatingėkit, susiraskite. British Pathe. Lithuania ir man atrodo 1964. Pasižiūrėsit, manau, susirasit, kiek kas turės motyvacijos. Taigi, tie, kurie išvažiavo, kodėl jie žiūri ir stebi, todėl, kad jie nori sugrįžti. Kas mane stebina, kad apie 50 000 lietuvių išsibarščiusių po visą pasaulį dalyvavo mūsų šalies prezidento rinkimuose. Ir kaip įdomiai, 21 tūkstantis, aš galiu suklysti, pasitikrinkit. Man atrodo, 21 tūkstantis tų balsuotojų prabalsavo už Šimonytę ir 17, beveik 18 tūkstančių už Nausėdą. Ir dar ten kyla klausimų, kad į užsienį išvažiavo ne patys gudriausi asmenys. Taip? Ačiū Jums už Nausėdą, ačiū už Šimonytės palaikymą, Jūs tiesiog tiek to, nenaudosiu to žodžio, Jūs žinot koks. Tiesa, dažnai man priekaištauja, kad aš sakau, kad debilai ir galvoja, kad aš pravardžiuoju. Ne, terminas debilas tai yra mokslinis iš medicinos ir jisai reiškia lengviausią silpnoprotystės formą. Tai jeigu aš sakau, kad žmogus debilas, tai kartais aš dažniausiai išklystu, todėl kad dažniausiai tai yra gerokai pažengęs silpnoprotis nei ta lengviausia forma. Gerai, grįžtam toliau. Tai va, tai su tais išvažiavusiais, jie išvažiavo, bet kažkodėl nepaleidžia tos Lietuvos, kuriai tai blogai, kaip neįmanoma gyventi. Ir rašo komentarus, ir skaito, ir renka. Tai va, tai matomai ne viskas taip gerai ten tose Jungtinėse Amerikos valstijose. Vieną momentą, ką aš vis pamirštu, įterpti kažkur buvau, kažkokiai laidoj norėjau papasakoti apie tos emigrantus. Mes žinome apie sėkmingus emigrantus. Tuos, kurie išvažiavo ir kuriem kažkas pasisekė. Ne? Ir vat jie rašinėja, čia dar žiūri, kaip čia toj Lietuvoje. O aš, pavyzdžiui, buvau susidūręs tokią istoriją Prancūzijoje. Žmona nupirko bilietus į Nicą. Buvo labai pigus lėktuvų bilietai, po 30 litų pirmin atgal žmogui. Mes nuskridome į tą Nicą. Nicoje, kadangi mes iš karto pasižiūrėjom, kad neapsimoka ten gyventi, ten labai baisiai brangu, mes pasirinkome Marselį. Marselis buvo pasirinktas dėl to, kad vienas filmas toks buvo Taksi ir ten viskas vyko Marselį. Aš kažkodėl nusprendžiau, kad kodėlgi ne. Irgi prie jūros, viskas gerai, mes nuvažiavom tenai. Susiradom viešbutuką, nebrangų ir mes, kai tik nusileidom su lėktuvu, mes turėjom praleisti 12 valandų naktį iš esmės Nicoje. Ir mes nusprendėm, tai padarysim, kur nors susirasim, kur nors prisiglausti ant suoliuko, galbūt paplūdimy, nueisim, žodžiu, rasim, kur ten praleisti tas valandas. Mes nusileidom, nuėjom, dasigavom iki miesto, pasivaikščiojom po miestą, daug žmonių, faina, šilta, gera. Ir šiek tiek nuėjus toliau nuo miesto centro, ne tai, kad nuo centro, nuo pagrindinės aikštės Nicos, kur daug žmonių, aš žiūriu, kad vienoj vietoj guli žmonės, kitoj vietoj guli žmogus, miega.
trečioje vietoje žmonės, čia žmonės. Na ir mano jau tas nuostaba pasibaigė ties tuo momentu, kai aš pamačiau prie prekybos centro įėjimo miegančią šeimą. Tėvas, mama, 2 vaikai, miegmaišiuose miega. Na, kai aš pamačiau ten pirmosius tos miegmaišiuose, aš taip juokaudamas sakau, žiūrėk, mes čia būsim ne vieninteliai, kurie čia taip miegos ir, na, galvoju, maža ką, nu kaip mes, vat, irgi įkliuvo, bet kai aš pamačiau tą šeimą miegančią, be tašių, be nieko, aš supratau, kad yra problemų. Šitoj, tai yra Prancūzijai, toj šaly yra problemų. Sekančią dieną mes sėdom į autobusą, nuvažiavom iki Marselio ir prie Marselio viešbučio mes susidūrėm su benamiais. Matosi, apsileidę, gyvenimo pavolioti, pasidavę žmonės, 2 moteris ir 1 vyras. Ir mes gyvenome tenai tam viešbutuke savaitę ir kiekvieną dieną jie buvo. Ir maždaug po 3-4 dienos aš susivokiau, kad tie benamiai yra lenkai. Ir aš pradėjau galvoti, vakarais ar šiaip gulėdamas paplūdimy, maudydamasis, galvojau, kaip tas gyvenimas pasisuka. Jiegi greičiausiai atvažiavo, nu jau jiems maždaug buvo apie 40, sakyčiau, gal ten 30, ten kokie 8, tarp 36 ir, sakykime, 43 jiems va, tai grupelė žmonių. Ir aš galvoju, jie dabar tikrai neatvažiavo. Pagal tai, kaip jie atrodo, jie jau ganėtinai seniai gyvena gatvėse. Ir greičiausiai jie atvažiavo, kol buvo jauni. Matomai atvažiavo irgi su kažkokiu, ieškodami darbo, susirado tą darbą, dirbo, kol vieną dieną jie neteko to darbo. Neturėdami kur eiti, jie tiesiog pradėjo gyventi gatvėje. Susijungė į grupę. Aš abejoju, kad visi 3 va taip iš karto, va, čia jų komanda buvo ir jie va taip. Greičiausiai jie gyveno atskirai, kol gyvenimas juos suvedė į vieną krūvą. Jie, kadangi lenkai, lenkiškai kalba, viens kitą supranta ir jie pradėjo viens kitą palaikyti, kartu gyventi. Va tokia va liūdna istorija tų emigrantų. Aš nesakau, kad visų, bet kiek mes tokių istorijų nežinome. Ir patikėkit manim, tokie žmonės, kurie išvažiavo, kažkas ten nesigavo, jie nerašo komentarų, jie nežiūri mano laidų, jie neina balsuoti. Jie tiesiog bando kažkokiu būdu išgyventi. Kodėl, man buvo vienas klausimai, tokie kilę, o kodėl jie negrįžo į savo šalį? O galimas daiktas, kad toj šaly prieš išvažiuodami jie prišnekėjo tiek, kad mes jau ten išvažiuosiu, aš jau ten būsiu milijonierius, čia eikit jūs visi. Kaip ten sakė man? Ten ta jūsų, kaip ten, Lietuva, skylė, šūdas ir visa kita, ir tik debilas gali, ne debilas, tik tais kretinas gali gyventi toj Lietuvoje. Va taip, turbūt, prisikalbėjo, išvažiavo ir kelio atgal nebeturi. Suprantate? Tai didelis klausimas, kiek tokių mūsų Lietuvos piliečių yra po visą pasaulį išsibaršiusių. Iš to milijono. Kiek jų žuvo, mirė užsienyje. Įsivaizduokim, milijonas, grubiai skaičiuokim, milijonas išvažiavo, iš to 1 50 000 balsavo. O kur kiti? Ir va tai, kad čia kažkas ten reiškiasi, tai nereiškia, kad visiems taip gerai. Ne visi turi namus, ne visi turi galimybę žiūrėti YouTube'ą, ne visi turi galimybę žiūrėti Facebook'ą ir ten rašyti visokias nesąmonės. Tai, kad ten su ta imigracija dar didelis klaustukas, kaip kam baigėsi. Ir čia mes kalbėdami apie tai, kad kas ten rašo, didelis klaustukas, ne? Kas stebi ir kas jie tokie. Mes turime tokią šeiminėlę, gražią šeimyną, drambliukų. Va. Dramblė ir drambliukas, ne? Dabar pagrindinis klausimas. Kas tie asmenys, kurie formuoja nuomonę, kad ten kažkur užsienyje geriau?
Čia vat yra vienas tas dramblys yra, sakykime, vat klausimas dėl nuomonės, kas formuoja, nes tai yra labai svarbu. O va čia yra tos organizacijos, kurios to užsiema. Organizacijos ir žmonės. Čia yra kitas drambliukas, kurio žmonės nemato. Taigi pradėkime nuo to, kas galėtų skalauti smegenis lietuviams. Kas galėtų formuoti nuomonę, kad ten kažkur užsienyje, tose pačiose Jungtinėse Amerikos valstijose, yra geriau. Aš esu radęs dokumentus cžv.cia.gov tinklalapyje, archyve, apie tokią AE-CHAMP. AE-CHAMP. CHAMP, man atrodo, tai buvo. Programą, kurios esmė asmenims pasitraukusiems iš Lietuvos, asmenims, kurie bendradarbiavo Antrojo pasaulinio karo metais, bendradarbiavo su naciais ir po to su tais naciais pasitraukė į Vokietiją, pabėgo. Kaip pavyzdžiui, Vytauto Landsbergio pirmojo Lietuvos valdovo, nepriklausomas Lietuvos valdovo tėvas, Žemkalnis. Pabėgo į Vokietiją, ne? Ir Vokietijoje buvo ieškomi tokie žmonės, jiem buvo mokami atlyginimai už tai, kad jie transliuotų nuostabias naujienas iš Vokietijos. Kaip gerai gyventi toje kapitalistinėje Vokietijoje, kaip gerai gyventi vakaruose. Jie tai darė per radio laidas, per spaudą. Jiem buvo už tai mokama. Ta programa AE-CHAMP yra pervadinta iš, dar viena buvo, iš viso 4 jos beros buvo, netgi yra viena, ant dienų atradau aš dokumentą, kažkokį mokslinį darbą iš berods Vilniaus universiteto apie tą AE-CHAMP programą. Ir dar nespėjau jos paskaityti, ten ganėtinai ilgas darbas, kažkas iš lietuvių panelė, moteris padarė tą darbą, atliko ir jūs galite pabandyti lietuviškai susirasti tą dokumentą ir pasiskaityti, kaip veikia tie nuostabus. Nežinau, kas ten, ar ten yra teisybė, ar ten neteisybė, ar ką ten prirašius aš nesigilinau, sakau, dar nesuspėjau, kadangi dokumentas nemažas, o aš čia visai šiandien iš esmės radau. Ne šiandien, vakar, užvakar, nesvarbu. Tai buvo, kaip minimum, man vienas žinomas projektas, skirtas pilti pamazgas į Lietuvos Respublikos piliečių galvas, finansuojant tuos, kurie bendradarbiavo su naciais. Įsivaizduojat, koks, vien tik tai, kai visą tai išverti į lietuvių kalbą, jau kažkaip darosi nelabai, ne? Dabar šiuolaikiniam pasaulyje tie, kurie komentuoja, 90% tų komentarų Facebook'e, sakykime, ne, yra asmenų, kurie neturi nuotraukos, neturi kažkokios istorijos savo tinklalapio, to puslapiuko, ne puslapiuko, Facebook'o paskyros. Nėra ten nieko praktiškai, jai tai paskyrai metai, mėnesis, 2 metai, gerai, 10 metų, bet 3 draugai ir jokios veiklos. 3 paveiksliukai, vardas, pavardė, net tokie įtartini. Aš nekalbu jau apie tos, kur ten griniausias slapyvardis. Ir va šitie aiškina, kad aš nepasilyg, aš teisingai daro, reikia išvažiuoti. Junkit galvą. Junkit galvą. Jeigu buvo tokia organizacija, kuri gaudinėjo virš 40 milijardų dolerių į metus tam, kad dergti mūsų tautiečiam į galvas, kodėl jūs galvojat, kad jiem nesunku, kad jiem yra sunku suorganizuoti tos komentatorius. Komentarus, žodis, palaukit, yra dar toksai generuoti. Generuoti komentarus. Nekurti jos, nedaryti, generuoti. Kaip tai vyksta? Aš mačiau porą vaizdo įrašų ir jeigu jau yra vaizdo įrašai, tai aš įtariu tai naudojama stambių mastų.
yra pajungiama, anksčiau bent jau būdavo pajungiama siena telefonų, mobiliųjų, taip, jos visus sujungia prie vieno kompiuterio, iš to kompiuterio per programėlę yra jie visi valdomi. Ir, sakykime, vienam kompiuteryje tu esi jau pasiruošęs paruoštukus. Tai yra kokius komentarus, kokios nuotraukėlės dėti, ten, sakykime, užsiundėjai, 50 vartotojų, padėti ten kažkokį padaryti judesi po kažkokiu, patalpintą po kažkokią informaciją Facebook'e. Ir tie tos dirbtinės paskyros ten pradeda pilti pamazgas arba šlovinti kažką. Supraskit, kad tam dabartiniam pasaulyje pasitikėti negali niekuo. Na, kaip pavyzdžiui, yra mūsų šitoje erdvėje. Pradėkime nuo to, kad prieš 2 savaitės Odesoje buvo nužudytas vienas veikėjas. Keistas ganėtinai labai nuskambėjo, kažkodėl aš taip iš pradžių galvoju, kodėl jį čia nužudė mažai čia žudyšių. Bet po to pradėjo aiškėti, kad jį iš principo toje Odesoje norėjo nužudyti vos ne visas miestas. Ir Odesos miesto gyventojai tiesiog katutėmis plojo iš džiaugsmo, kai jis buvo nužudytas. Pasirodo, tas veikėjas, prisidėjęs prie daugybės žmonių žalojimo, žudymo, pradanginimo. Ypatingai įsidėmėjo istorija, kai į vaizdo kamerą užrašytas buvo vieno išprievartauto trenerio kreipimasis, kad jis daugiau nebe vyras, nes jis išprievartautas ir tas asmuo, kaip teigiama, buvo finansuojamas kaip tas asmuo, kaip ir dauguma tokio pobūdžio veikėjų esančių Ukrainoje buvo finansuojamas iš užsienio šalių fondų. Kaip teigiama, tai buvo Sorošo fondo augintinis. Ir aš tada susimąsčiau, o kas jeigu? Mūsų šalyje, dar va čia pasižiūrėjau vieną laidą, viskas susidėjo vieną krūvą. Per poros dienų laikotarpį aš pasižiūrėjau laidą pirmoje eilėje apie tą žmogžudystę, pasiklausiau tą naujieną, po to pasižiūrėjau laidą jaunimo naujienos berods, ar trečia lentyna galbūt. Žodžiu, jaunuolis pasakojo apie mūsų šalyje esančius įtakotukus, tai yra viešosios nuomonės formuotojus, įtakotojus, kurie užsiema vaikų psichikos žaginimu. Tokių kaip Maibachas, Norbe, kas ten dar, kitų aš net neatsimenu, kadangi aš jų nematęs, negirdėjęs, bet jis visą sąrašą surinko, parodė, kuo jie užsiminėja ir kaip reaguoja VRK į jų elgesį ir kaip policija reaguoja, ogi niekaip. Ir klausimas ten pas juos, pavyzdžiui, pas tą, kuris nužudytas Odesoje, išaiškėjo, kad jisai, ten pasakojama apie jį ir aiškinama, kad jisai gaudinėjo tos pinigus, jis važinėjo su ypatingai prabangiais automobiliais. Ne? Ir, pavyzdžiui, mūsų šitie veikėjai, aš galvoju, kodėl jie negalėtų būti finansuojami. Finansuojami tam, kad griauti mūsų ateinančios kartos psichiką ir ateitį. Aiškinant jiem, kad taip reikia elgtis, reikia būti tokių silpnapročių, kuris valgo savo išmatas. Neaišku, kieno ten išmatas, bet išmatas. Tebūnie netgi jeigu jis jų ir nevalgė. Tai yra tik tai šou. Jaunas protas yra nepajėgus suvokti, kur yra šou, o kur yra teisybė. Ir tas jaunas protas galvoja, kad tai yra gerai. Koks jisai drąsus, eina prieš tuos suaugusius. Maištininkas, aš irgi maištausiu, aš irgi valgysiu savo išmatas. Tai kažkas gali pasakyti, nesąmonė, taip negali būti. Jūs pažiūrėkite Šurajevą. Jums panašus į adekvatų, o galbūt jūs manote dabar išvažiavęs jisai Jungtinės Amerikos valstijas, ten ką daro. Dirba, work and travel, USA. Jisai pats šitą, bent jau kaip teigiama internete, vieno veikėjo, kuris su juo bilinėjosi,
kuris turėjo eiti į teisminį bylinėjimąsi, bet Šurajevas ten išsisuko ir pareikalavęs, kad jam būtų netaikoma kardinaluoji priemonė, išvyko į Jungtinės, nes jam reikės išvykti į Jungtinės Amerikos valstijas komandiruotei. Kai jūs ten galvoje atvažiuoja? Sakau, work and travel. Tai va, Demiko buvo dingęs ir rašytorių irgi buvo komandiruotei, ne kažkur kitur, o toj pačioj JAV. Ką jis ten darė? Mokėsi, kaip tinkamai plauti smegenis, kaip tinkamai organizuoti dezinformaciją, kaip tinkamai diskredituoti Lietuvoje esančius sveiko proto žmonės. Ir va tie, kurie rašo ten, palaiko, sakykime, yra, kas įsižeidžia nuo mano šitų visų kalbų apie emigraciją, ne, įsižeidė, gal dabar biškai atlyžo, bet yra žmonių, kurie įsižeidė, ne, ir jie, o jiem užduodi klausimą. Aš kažką pamelavau? Parodykite konkrečiai, nurodykite, kur aš melavau. Atsakymo nėra. Vėl kažkas susisiekė, vėl mane negerai, tu ten kaip ir viskas, kalbytų visai neblogai, bet va čia tai tu be reikalo tai padarėjai. Gerai. Argumentuokit. Tyla. Dar ten kažkokių pretenzijų. Ir žodžiu, kas kartą išaiškėja, kad melo aš nepasakiau, argumentuoti, kad aš kažką, kuo aš tai blogo padariau, ką aš blogo padariau ir kad kas tas užgavo juos. Aš galiu pasakyti, kas užgavo. Labiausiai užgauna teisybė. Ir vat dabar iš viso to, ką aš esu pasakęs, galvoti, kad žmonės, kurie elgiasi taip, kurie išvažiuoja tenai ir po to stebi savo šalį ir aiškina, kaip ten yra nuostabu, ne, jiegi, sunku jas pavadinti sveiko proto. Gerai, žiūrėkit, pabandykim dar vieną momentą aptarti. Jeigu tai yra jūsų, ne, tie, kurie išvyko, tai yra jūsų asmeninė tokia pozicija, jūs tikrai patys sugalvojate. Pasakykite man, paaiškinkite, pasakykite, nušvieskite, kur bėga amerikiečiai iš Amerikos, kuriems yra blogai. Kur iš Prancūzijos bėga prancūzai, kuriems yra blogai. Norit pasakyti, ten nėra problemų, ne? Vat gatvėse gyventi yra geriau, nei kažkur išvažiuoti ir dirbti. Kur bėga vokiečiai? Jeigu jau taip, ne? Jeigu blogai šalyje, reikia kažkur bėgti. Kur jie bėga? Kur? Mūsų šalyje 90-aisiais niekas nepuolė. Aš nekalbu apie dabartinę situaciją, ne? Pas mus čia dabar karas, nesąmonės. 90-ieji metai. Visi išsilakstė, ne visi, bet nemaža dalis Lietuvos Respublikos piliečių pabėgo iš Lietuvos. Kodėl? Kas nors puolė? Kas? Kodėl amerikiečiai nebėga? Pavyzdžiui, kodėl amerikiečiai lieka gyventi? Tiesa. Kaip jums tenai nuvažiavus į Ameriką, užterštas oras, tiesa, dar ką aš pamiršau paminėti anoje laidoj, skalūnai, skalūninės dujas, skalūninė nafta, nuostabus projektas. Visiems labai reikalingas, visi nuo to, ne visi, didelė dalis Amerikos valstybių, atsiprašau, sakau, pinasi tas liežuvis, jau reikėtų eiti link lovos. Didelė dalis Jungtinių Amerikos valstybių piliečių kenčia nuo skalūninių dujų ir skalūninės naftos gavybos. Bet lietuviai ten važiuoja ir sako, kad ten labai gerai. Aš nenustoju stebėtis. Jeigu ten jau tokia nuostabi socialinė rūpyba yra ir taip ten rūpinamasi žmonėmis, paaiškinkit man. Išvažiavę į Jungtinės Amerikos valstijos. Kodėl tenai Jungtinės Amerikos valstijose žmonės, kai jos nuveža į ligoninę, jie bėga iš ligoninės. Jeigu ten viskas taip nuostabu, to jūsų mylimoji Amerikoje, kodėl jie bėga iš ligoninių?
Jeigu ten viskas taip nuostabu su socialinė rūpyba, ne, su pašalpom, kodėl žmonės gyvena palapinėse? Kodėl jie gyvena tuneliuose, vandens nutekamuosiuose? Kodėl jie negyvena ten savo būstuose, namuose, jeigu ten taip rūpinamasi žmonėmis? Čia aš vienas tai matau, ar kaip tai yra? Jūs rimtai bandot mane įtikinti, kad jūs sveiko proto ir nematote tokių dalykų. Ir man aiškinate, kaip ten gerai gyventi. Tai kodėl jūs tada žiūrite lietuviškus šitos kanalus? Kodėl jūs stebite tą visą erdvę? Kas ten jūsų tose galvose yra? Jūs ant manęs pykstate dėl to, kad aš jums sakau, kad jūs neįtin protingi. Kai jūs tokie esate. Taip? Per daug užsivežiu jau. Taigi, situacija va tokia. Turim 7 dramblius. Ten, aišku, dar galima būtų prigalvoti visokių momentų, niuansų. Tiesa. Kodėl, pavyzdžiui, moteris? Kaip va, dar vienas va, prie va šitavo paskutinio, ne? Va, kaip yra formuojama nuomonė, mūsų tautiečių, piliečių nuomonė. Pradėjau anoje laidoje apie moteris ir beveik pamiršau. Aš jau 5 metus, turbūt 1,5, gal netgi 2 metus po skyrybų, aš iš viso nežiūrėjau nei kairę, nei dešinę, sakykim taip, pajokausiu, aš nesimeldžiu, bet meldžiausi, kad viskas susitvarkytų, atsikvašėtų mano antrą pusę, bet jinai neatsikvašėjo, aš sakau, po metų, galbūt 1,5, pradėjau žiūrinėtis ir aiškintis, kokia yra rinka, kas yra pasiūloje. Aš turėjau tokių iliuzijų, ne iliuzijų, o pamastymų, nusipiešęs vaizdą, kas manęs laukia, pažinčių sferoje, ko man galima tikėtis, ką aš ten surasiu. Ir atėjo toks momentas, kai aš jau susivokiau, kad turbūt nebėra ko laukti, galima jau paimti, tiesiog pasižiūrėti, kas yra rinkoje ir kokia yra pasiūla. Ir aš pradėjau žiūrinėti, aš greitai susivokiau, kad aš teisus buvau, kad manęs ten nieko gero nelaukia ir iš esmės viskas, kas buvo geriausia, jau išgraibstyta. Tai, kas likę rinkoje kaip taisyklė, yra jau nelikvidas, o daugumoje atveju tai yra tuo, kuo atsikratė jau kažkas. Ir turi vaikų, tai yra priekaba. Bet mes šiandien ne apie tai. Esmė yra tokia, kad ten daugumoje tų anketų panelių buvo tokia frazė. Labai mėgstu keliauti. Patinka kelionės. Be kelionių negaliu. Ir aš tada užsidaviau klausimą, kodėl? Kodėl taip toks potraukis keliauti pas tas moteris? Ir po to per radio stotį M1, vieną sykį, netyčiom, aš pas juos neklausau, tiesiog buvau svečiuose pas kolegas garaže ir jie ten klausėsi ir, ta prasme, tiesiog groja ten tą radio stotis. Ir buvo tema, susiradau, man patinka užsienietis, ar gerai čia, man lietuviai su to užsieniečiu kažkaip turėti kažkokius santykius. Ir staiga pasipylė tokios neįtikėtinos istorijos. Aš gyvenu Dubajuje, galvojau, kad čia toks negerai su tais musulmonais, bet viskas čia tvarkoj, jisai turi verslą, jo šeima turi verslą ir mes čia gyvenam name ir ten Viena tokia istorija, antra istorija, trečia istorija, ketvirta, penkta. Aš galvoju, tada aš kaip susivokiau, kodėl tos moteris taip nori keliauti. Todėl, kad jos prisiklausė tokių istorijų. Ir jos tikisi, kad jos nuvažiuos į kažkokią šalį ir tenai toj šaly susiras savo princą, kuris ją išlaikys, kaip tam Dubajuje, net šeima turi, ten pas mus viskas gerai, jis nuostabus žmogus, ne, jisai tiesiog turi pinigų ir tau absoliučiai neįdomu, kas jis per žmogus. Tokia gyvenimo realybė. Ir iš tos laidos aš susivokiau, ko tenai moteris, mūsų lietuvaitės važiuoja. Jos važiuoja prasidavinėti užsienio šalių pasiturintim asmenim. Ir pavyzdžiui, ta, kuri pas Vygantą Kelertą parašė komentarą, kad jinai ten 10 metų pragyveno JAV, ten 10 metų Australijoje, 10 metų ten
Anglijai, Prancūzija, neatsimenu kur. Žodžiu, jinai, ten prakeliavusi visą pasaulį, ką jin ten darė? Vat jeigu jinai ten nuvažiavo, ne, į vieną šalį, ten dirba ir viskas gerai, greičiausiai, jinai nuvažiavo jauna, ten blėdavojo, aš darau tokią hipotetinę prielaidą, iš to, ką aš jau pasakiau, ten blėdavojo, tikėdamasi, kad jinai atras kažkokį ten princą ir su tuo princu jau jin tokia nuostabi, faina, žaivinga ir labai kažkam reikalinga. Ir va, jinai susiras tą princą ir su tuo princu gyvens. Su vienu pabandė greičiausiai 2, 3, 10, 100, 500. Ne, šalis bloga. Reikia važiuoti į kitą šalį. Ten, kitoj šaly, ten, kur nors prisiklausė greičiausiai. Išvažiavo į kitą šalį. Ir vėl ta pati istorija. Ir vėl jinai niekam nebereikalinga. O laikas eina. Aš atkreipiu dėmesį. Kertinis momentas šito istorijai. Laikas eina. Jos visi tie privalumai, kurie leido pirmoji šaly susitikti ir pabendrauti ten 100 skirtingų vyrų, beieškant to princo. Jau sekančiai šaly, kai jai ten, sakykime, 40, jau žymiai mažiau šansų. Ir va tokia turistė, ieškanti geresnio gyvenimo savo, kuo įdomu jai baigsis, kokios perspektyvos pas ją. Bet mes taip pastumėm į šoną, kodėl aš pasakoju šitą istoriją ir kodėl man tai atrodo svarbu. Todėl, kad aš kažkada atkreipiau dėmesį į M1 radio stotį, dar kartą buvau vėlgi ten pat, tam pačiam garaže ir girdžiu vėl kažkokią ten temą ir tokie įdomus komentarai pasipylė. Ir aš pradedu abejoti, kad ta radio stotis iš tiesų skaito, radio stoties vedėjai, iš tiesų skaito kažkieno komentarus. Man kyla įtarimas, kad galimas daiktas, kad tai yra ne komentarai, o tai yra viešosios nuomonės formavimo priemonės. Tai yra parašyti tekstai, kurie prisidengiant komentarais yra stumiami į visuomenę, kad pakeisti visuomenės požiūrį į vieną ar kitą klausimą. Suprantat, viena, kai atsistotų koks nors ar kokia nors specialistė, socialinių mokslų daktarė ir sakytų, nepergyvenkite, mielosios moterys, viskas yra gerai, jūs galite važiuoti tenai, blėdavoti ir viskas jums bus gerai. Nepergyvenkite dėl moralinių normų, nelabai kas jos klausys. Sutinkat? O dabar įsivaizduokit, per radio stotį kažkas iš lietuvaičių susirado antrą pusę. Ja sudomina kažkoks užsienietis. Ne? Ir ją drasko abejonės. Kokia nors durnialka klausosi tos radio stoties. Ir galvoja, va, pas mane irgi tokios abejonės, ir va, ar čia paimti lietuvį, ar geriau išvažiuoti kažkokį. Ir staiga prasideda komentarų vakaras, kur aiškina kitos moterys su patirtim, kad viskas ten gerai, važiuok, daryk, tau bus tik geriau, tu būsi laiminga, patenkinta, susikursi savo gyvenimą. Ir dabar kas nors gali pasakyti, nesąmonės, aš pats klausau tos radio stoties ir viskas ten gerai. Na, po to, kai buvo pradėta viešinti istoriją su USAID, aš galvoju, kad tai visai realu. Nes ta istorija dėl M1, kad ten kažkas netaip yra su tais visais komentarais, nes kaip toj istorijoje, ne, kurioje aš pasakoju, perskaitė klausimą, ne, ir ten nepraėjo porą dainų ir skaito tos komentarus iš Dubajaus, iš dar kažkur. Ir aš užsiduodu klausimą, nejaugi mūsų. Pirmas reikalas, įsivaizduokit, kokia tikimybė, kad yra ten 5 tokios kvapą gniaužinčios istorijos, ne, lietuvaičių. Tikrai jos buvo kvapą gniaužinčios. Jos yra, ne, 5. Tos lietuvaitės tą dieną, tuo momentu klausėsi M1 radio stoties
po visą pasaulį. Tos 5, ne? Ir jos rado akimirką parašyti, išdėstyti savo istoriją, nusiųsti dar laidos metu, ne? Ten, aš taip galiu biški ne iki galo suprasti, kaip veikia ten ta radio stotis, nes aš tikrai nesigilinu. Bet pabandykime įsivaizduoti, kad per ten vienos dainos laikotarpį, tai kiek 5 minutės, gerai, 2 dainos, 6 minutės, 7, ne, 2 dainos, daina dabar per radiją leidžiama kokias 3 minutės, tai va, ten 6-7 minutės ir 5 jos parašė. Tada kitas klausimas. A kiek jų tada iš viso yra po visą pasaulį, tokių lietuvaičių, kurios, vat kaip ta turizmų užsiiminėja tokių, mėgstų keliauti. Kiek? Tai kas su mūsų Lietuvos moterimis, jos puolusios visos? Čia toks diskusinis klausimas, bet man iš esmės tai yra nepriimtina, žiūrint, man nepatinka, sakykim taip. Kiekviena yra, ten galit nekreipti dėmesį į mane. Kas man nepatinka, tai nebūtinai jums. Tai yra jūsų reikalas, kaip jūs gyvenate. Tiesiog aš sakau, kad man tai nepatinka. O kaip jūs tai darot, ką jūs darot, čia yra jūsų gyvenimas. Nuo to, kas man patinka, nepatinka, absoliučiai jūsų gyvenime neturėtų niekas keistis. Aš kaip sakiau, jūs galėtumėte iš viso neklausyti šitos laidos. Bereikalingai. Praleido ten 40 minučių. O tiem, kam buvo įdomu, man džiugu. Džiugu, kad yra žmonių, kurie mane supranta. Džiugu, kad yra žmonių, kurie mane palaiko. Ir pasistengsiu jūsų neapleisti. Kiek turėsiu laiko, tiek darysiu laidas. Čia dabar nusimato laida apie Ignitis, apie 25% akcijų ir kaip kai kurie asmenys Lietuvoje esantis iš, taip sakykime, opozicinių kanalų, kaip jie šitą istoriją, aš įtariu, bendradarbiaudami su kitom masinio debilizavimo priemonėmis, už pinigus, šitą istoriją su Igničiu nukanalizavo. Tai šiandienai tiek. Viso geriausio.